iki komandoje. Sportininkų šeima laidai Sporto panorama papasakojo apie meilę krepšiniui, gyvenimo Lietuvoje ypatumus ir namų ilgesį. Du sportininkai vienoje šeimoje mums yra normalu. Mano visa šeima sportavo. Tėvai žaidė krepšinį, sesuo taip pat. Bridžit šeimoje taip pat sesuo ir broliai užsiminėjo šią sporto šaką. Du vienas kitą šeimoje suprantantys žmonės yra puiku. Mes galime kalbėtis apie sportą. Ar dalinate patarimus vienas kitam aikštėje? Mes žaidžiame skirtingose pozicijose aikštėje, todėl tai sunkoka. Aš nuolat sakau Bridžit nepasirinkti kvailų pražangų. Ji pastoviai kiša rankas. Ji man patarė būti daug ramesniam. Vienas kitam galime padėti. Vilniuje gyvenate 2 metus. Kokį įspūdį palieka mūsų šalis? Ką tik atvykome čia, man labai patiko. Prieš tai gyvename Stambule ir Atėnuose, o tai beprotiškai dideli miestai. Vilnius yra daug mažesnis miestas, tačiau dėl to viskas yra tik patogiau. Čia yra daugiau mielų vietų, miestas turi savo aurą, o ir viską pasiekti galiu labai greitai. Taip, aš pritariu viskam, ką sakė Bridžit. Mes prieš tai gyvename dideliuose miestuose, kuriuose viskas buvo beprotiška ir atvykus čia mums reikėjo prisitaikyti. Tai daug mažesnis miestas, tačiau aš mėgaujuosi gyvenimu čia. Lietuvoje krepšinis yra sportas numeris 1. Mes turime gerbėjų. Atėnuose niekas neateidavo į rungtynes, neturėjome jokių sirgalių. Man kaip sportininkui tai labai svarbus dalykai. Gyvenote valstybėse, kuriuose nešalta, kaip pavyko pristaikyti čia? Tai yra vienas dalykas, kuris man sukelia problemų, tačiau bent šiandien yra gera diena. Oro sąlygos yra tas dalykas, kuris mums buvo netikėtas, kai atvykome čia. Vilniuje pirmą kartą pamatėme sniegą, jo nebuvome matę daugiau nei 20 metų. Tai didelis skirtumas nuo to, ką mes buvome įpratę matyti. Tačiau tai yra gyvenimo tarpas ir aš jo mėgaujuosi, priprasiu prie oro. Bridžit, šiemet žaidi Kibirkšties komandoje, kaip tau sekasi? Mūsų komanda turi labai daug talento. Merginos yra tikrai šaunios. Turime su jomis daug panašumų ir galime žaisti gerai. Galėjome pasiekti daugiau pergalių, tačiau rungtynių pabaigoje vis šiek tiek pritrūkdavo. Manau, mums reikia laiko ir žaisime tikrai daug geriau. Reikia tęsti pradėtą darbą, tik tada galėsime galvoti apie pergalės. Bredai, tu stebi Bridžit rungtynes. Kokį įspūdį tau palieka moterų krepšinis? Aš esu Kibirkšties gerbėjas numeris 1. Ten vyksta įdomios kovos. Komandos yra vienodo pajėgumo, daug fizinės kovos pražangų. Bridžit grįžta namo su mėlynėmis ir nubrozdinimais, o žmonės manęs klausinėja. Ką tu darai savo draugiai? Tai ne aš. Man patinka stebėti moterų lygos rungtynes. Kai tik turiu laiko, būtinai atvykstu ir stebiu jas. Mėgaujuosi tuo. Šiuo metu gydausi traumas ir turiu daugiau laiko, todėl žiūriu visas rungtynes. Man labai smagu. Ar stebint rungtynes nekyla noras pačiam išbėgti į aikštelę ir padėti merginoms kovoti? Kartais tokios mintys kyla, viską nors šūkteliu jai. Negaliu nieko blogo sakyti rungtynių teisėjams, nes po to jie teisėjaus mano rungtynėms. Turiu būti atsargus. Bridžit, tu taip pat stebi Bredo rungtynes. Kokį įspūdį jos tau palieka? Šį sezoną aš mačiau labai nedaug Lietuvos Ryto komandos rungtynių. Man tuo metu kaip tik vyksta treniruotės. Tačiau, kiek man teko žiūrėti jų mačų, galiu pasakyti, kad šiemet jie tikrai turi puikią komandą. Jie visi siekia bendro tikslo. Praėjusiais metais jiems nepasisekė, tačiau manau dabar bus viskas geriau. Ką veikiate Vilniuje laisvu laiku? Einame pasivaikščioti į senamiestį, tiesiog atsipalaiduojame, apsilankom parduotuvėse, išgeriame kavos. Neveikėme nieko, kas sukeltų įtampą, jos mūsų gyvenime ir tai būna. Ar turite mėgstamas vietas? Turime kelis mėgstamus taškus, kelis restoranus, kuriuose lankomės, kelias vietas, kur galime išgerti kavos. Mums patinka keli restoranai, ten labai skanus maistas ir dirbantys žmonės yra labai paslaugus mums. Kartais pusryčiaujame Cozy restorane, ten taip pat skanu. Ar jums teko ragauti lietuviško alaus?
Žinoma, man teko ragauti lietuviško alaus, bet ne per daugiausiai. Jis puikus. Žinau, kad čia atvykau į alaus gamintojų kraštą, todėl jis tikrai puikus. Į Lietuvą buvo atvykęs mano tėvas, jis didelis alaus mėgėjas ir jam labai patiko. He didn't want to go outside, but he wanted to stay inside and drink beer because it was too cold to be outside. Aš taip pat ragavau alaus. Linksma, nes žmonės galvoja, kad australai tikrai turės mėgti alų. Taip ir yra. Čia atvykusi pamačiau, kiek daug žmonės geria alaus ir kokiuose bokaluose jis pateikiamas. Niekada gyvenime to nebuvau mačiusi. Australijoje valgėt kiek kitokį ir maistą, o čia turėjote problemų dėl maisto? Neturėjome didelių problemų. Jau 4 metus keliaujame po pasaulį. Taip pat ir Australijoje juk nėra, kad tik turime vieną patiekalą ir jį visada valgome. Mes mėgstame daugą. Neturime didelių problemų rinkdamiesi maistą ir čia. Jeigu mums pabosta restorano maistas, tada aš gaminu namie. Moku pagaminti įvairių pasaulio virtuvių patiekalų. Stengiamės išmėginti ir to šalies, kur esame patiekalus. Pavyzdžiui, jūsų patiekalas... What do we have? Beetroot soup. Potatoes. Ar Lietuvoje ką nors apžiūrėjote? Porą kartų lankėmės Trakuose. Kai oras gražus, tai labai puikiai vieta. Buvome surengę ten iškylą. Balandžio birželio mėnesiais ten labai smagu. Kartą buvome nuvykę ir žiemą, tačiau mums buvo pernelyg šalta. Mes vykome ten, kad pamatytume ledą ant ežero. Gyvenime to nebuvome matę. Tai mums paliko labai didelį įspūdį. Ko labiausiai Lietuvoje ilgitės? Labiausiai ilgiuosi australiškos vasaros. Sezonai skiriasi. Tai, manau, pagrindinis dalykas. Pasiilgstu buvimo prie jūros saulėtą dieną. Tai yra tai, ko labiausiai ilgiuosi. Enjoying being outside on the beach in the sun. Yeah, this is what I miss the most. Pasiilgstu savo šeimos. Tradicinių sekmadieninių šeimos pietų. Šiek tiek trūksta to bendravimo. Tačiau turime Skype. Dabar viskas paprasta. Jeigu susidurtumėte aikštėje, kas laimėtų? Visų pirma, įgautų 5 pražangas. Toliau viskas būtų paprasta. Reiškia, nugalėčiau aš. Labai savim pasitikė. Abu mūsų šalyje gyvenančius australus galite išvysti jau šeštadienį. Bridget Bowley kartu su kvirkties tikės iki merginomis mes iššūkį Lietuvos čempionėms Vičiaistėms. Šių rungtynių pažadėjo nepraleisti ir Lietuvos Ryto komandos legionierius.